Nu, labas, Erika. Labas. Kaip sekasi? Nu gerai, va galvoju, ar mes dviese kalbėsim ar tryse šiandien. Pasižiūrėsim, kaip čia gausis. Tai praėjo kiek? Porą savaičių turbūt nuo tada, kai pasileidom aliejuką mūsų. Ir sulaukėm labai gerų atsiliepimų iš klientų. Labai visiems patinka ir iš tikrųjų jau daug kartų esam darę tokius, aliejus darau ir veidui, ir kūnui, ir klientas jau įpratusios. Tai ateina ir sako, kur tas mano aliejukas, kur aliejus veidui. Nėra, sakau, nes limituotas leidimas. Taip, kad šį kartą gaminom rudenį aliejus, atėjus šiltiems orams, kad moterų, aišku, aliejus tinka ir vyrams, būtų pridrėkintas, skaisti, maloni, graži. Iš vienos klientės gavom iš tikrųjų atsiliepimų, kad per porą savaičių raukšlės dingo. Po akim. Iš tiesų tikrai ir viena mūsų kolegė, išduosiu paslaptį, leidosi botulino toksino injekcijas prie pakių zonoje ir sako, žinai, Erika, man vis tiek atsirasdavo tos raukšlės, o va pradėjau teptis tą aliejuką ir man visas raukšlės dingo ir mes pradėjo taip šypsotis, sako, dingo, matai, nėra, sako, stebuklai. Tai jinai grįžo pas mus po porą savaičių ir dar 3 buteliukus nusipirko. Taip, kad tikrai galiu sakyti, kad toks aliejus yra be galo veiksmingas. Tik reikia nepamiršti, kad jos reikia naudoti ant drėgnos odos. Ir taip pat noriu paminėti, kad šitie aliejai yra organiniai, labai aukštos kokybės, be chemijos, be jokios sintetikos, sintetinių priedų, parabenų, natūralus produktas. Tai puikiai dovana, tiek savo, tiek kažkam iš artimųjų. Taip, bet apskritai, kas rūpinasi savo veido oda, arba jeigu netgi tiems, kas net nėra bandę aliejų ant veido, nes daugelis galvoja, kad jeigu tepsime aliejus ant veido, tai oda bus riebi, užsikimš poros, negalės kvėpuoti, ir apskritai sugadinsim savo veido odą. Aš pati aliejus jau naudoju ko ne 20 metų, tai bent jau mano veido odai tai yra tikrai stebuklas, nenaudoju jokių nei injekcijų, nei filerių, o tiesiog vakarais arba ryte, kada turiu laiko, išsimasažuoju savo veido odą ir šią dieną esu jo labai patenkinta, tarp kitko. O kaip manai, ar, pavyzdžiui, šitas aliejus galėtų būti tokia kaip dovana moteriai? Ar gera dovana būtų? Ar neįsižeistų moteris gavusi dovanų aliejų prieš senėjimą, kad nesentų? Aš manau, jeigu moteris, kuri yra jau brandžiame amžiuje, o jau tas brandus amžius vadinasi, kad reikia pradėti savo veido odą rūpintis nuo 25 metų, tai kas yra tiesa, moksliniai tyrimai tai rodo. Tai jeigu mes tokį aliejų panaudosime ir mes nesensime ir išlaikysime sveiką odą, odos jaunystės, stangrumą, švytėjimą ir visas kitas gerasias odos savybės, tai aš manau tiek mama, tiek teta ar partnerė padėkos savo vyrui už tokią dovaną, išbučiuosi ir, kaip sakoma, laiminga žmona, laiminga šeima. Geras. Žinai, Erika, aliejus aliejum, bet, pavyzdžiui, kuo jis čia toks ypatingas dabar? Galime sudėti pažiūrėti. Aš jau kaip minėjau, kad tai yra organiniai aliejai. Ir gamindama aliejus aš visą laiką atkreipiu dėmesį, koks yra metų periodas, ar tai žiema, ar tai vasara. Nes mūsų odos būklė vėlgi labai keičiasi. Žiemą odai sausėja, tai ją reikia labiau pamaitinti. Yra oro temperatūrų pokyčiai, kaitos. Išeinam į lauką šaltą, vėjuotą, minusinę temperatūrą, mūsų oda patiria stresą. Grįžtam namo, plus 20, tai kartais net būna 30 laipsnių pokytis. Tai mūsų kapiliarai tikrai nuo to kenčia ir daugelis šiaurės Europos žmonių, moterų turi išsiplėtusius kapiliarus. Tai būtent šitam aliejui yra be galo daug rožių. Rožė ir stangrina, ir jaunina odą, ir taip pat stiprina kapiliarus. Praktiškai visada dedu bosvelijų aliejų, kuri regeneruoja veido odą. Kalnų levanda taip pat regeneruoja, jazminų aliejus drėkina. Ir jeigu mes norėtumėm tokius aliejus nusipirkti tam, kad pasidarytumėm štai tokį buteliuką, mes išleistumėm apie 500 eurų.
O kada mes pagaminam ir supilstam, tai už tokį buteliuką jūs mokat virš 20 eurų. Ir jo praktiškai užtenka 3-4 mėnesiam, tai tokį buteliuką jūs turite visam sezonui. Pačiulių aliejus. Pačiulis. Tai ir vyrai gali naudoti. Ir vyrai gali naudoti. Ir pačiulių aliejus traukia pinigus. Bet kas liečia veido odą, tai pačiulių aliejus labai irgi regeneruoja veido odą. Stiprina veido odos epidermį. Ir be galo jie yra skalsūs, mes tepame juos ant drėgnos odos, tai užtenka va štai tokių keletos porą lašiukų. Aišku, mano oda čia yra sausa ir labai tie aliejai gerai pasiskirsto, labai greitai susigeria, nepalieka riebumo pojūčio. O taip pat turi aromaterapinių savybių. Tai jeigu vakarį sumasažuosime, tai visi šie aliejai turi atpalaiduojamųjų, raminamųjų savybių. Tai jūs gausite dvejopą naudą. Ne jūsų žmonės. Tai gaus, reiškia, ir veido odos grožiai, ir savo emociniam balansui, mentaliniam, tam sveikam kūnui, ko mums iš tikrųjų dabar visiems labai to trūksta. Nerimas, nesaugumas, įtampa, tai šie aliejai be galo balansuoja ir mūsų emocinę būseną. Ypač rudenį, kai trūksta tos saulės mums, ar ne? Kai trūksta saulės, norisi būti namie, mažiau veiksnumo. Tai geram miegui, gerai emocijai, sveikame kūne, sveika siela. Galima sakyti dvejopas poveikis. O ką pati manai apie tą aliejų? Aš asmeniškai labai myliu jazmino aliejų. Jis vienas mano mylimiausių jazminai, Bosvelijos. Tai pamačius, būtent, kad mes darėme su šitais aliejais, tai aš ir savo pasiėmiau. Nuo pernai metų pradėjau iš tikrųjų daugiau rūpinti savo odą, nes man jau 26 metai. Jau laikas. Per 25 metį persirito. Taip, tai iš tikrųjų pasiėmiau pas mus salone hialuroną, vienas dalykas. Kas man patinka su mūsų hialuronu, kad poveikis per 15 minučių matosi. Ar naudoji, kur naudoji, ant kurio? Principę eksperimentuoju su savim, nes būna ir visą viduką išsitepu, bet pagrindė tai va šitas sritis. Aš irgi naudoju aplink akis ir taip pat apie lūpas, nes amžiumi moteriams iš tiesų atsiranda mikrorūgšlelių apie lūpas ir kai kurios moteris netgi po to privengia naudoti ryškių lūpdažių ar raudonų, nes tuomet tas ryškus lūpdažis jisai išbėga iš šonus ir tada moteris tikrai nejaukiai jaučiasi ir nebėgsi kas 5 minutės žiūrėti, ar jau išbėgo tas lūpdažis ar ne. Tai hialuronas apie lūpas. Jo, tai hialuroną naudoju, leidžiu įsigerti, kad viskas, kaip pasakyti, įsigertų ir tada, kaip pasakyti, aliejų. Bet aš iš tikrųjų aliejų šitą naudoju ne tik tai vakare. Man patinka ir ryte pasitepti, leisti susigerti ramiai ir tarp kitko puikiausiai makiažas klaidosi ant šito aliejaus. Taip. Kai jau įsigerus odą. Jeigu turim laiko, iš tikrųjų ryte puikus būdas panaudoti aliejų arba aš net naudoju namie šalčio burbuliukus, kadangi mes galim sau leisti tokią prabangą dirbti nuo 11, o keliamės vis tiek anksčiau, tai galim iš tikrųjų ryte ir vakare naudoti tą aliejų. Taip. O jazminų aliejus tai yra jazminų absoliutas, ar žinai, kad jisai visai išgautas yra kitokiu būdu negu paprasti aliejai, ne distiliacijos būdu? Ne, tarp to nežinau. Jazminų aliejus vadinasi aliejų princas ir jo žiedai yra skinami naktį, kada arba vėlai sutemus saulei nusileidus, kada jazminai skleidžia stipriausią kvapą ir jis yra išgaunamas aflioražo būdu. Tai aflioražo toks senovinis yra būdas išgavimo, kada dedamas yra stiklas, riebalai, žiedai, stiklas, riebalai, žiedai ir taip yra presuojama ir tuomet aliejus žiedai vysta ir susigeria į aliejų. Ir taip toks procesas vytimo ir aromatinių molekulių perėjimo į aliejus trunka porą savaičių, po to nuimami riebalai ir plakama 48 valandas nesustojant. Ir tada nuo augalinio aliejaus atsiskiria tas aliejų absoliutas. Be galo brangus, be galo taurus, jis pilstamas į buteliukus tik po 1 ml ir 1 ml yra lygiai
20 lašų. Gerą skonį turi, Patricija. Dėkui. Ne, aš apie jazminą esu skaičiusi, iš tikrųjų apie jazmino absoliutą ir apskritai visą tą tematiką, kad čia yra vienas iš afrodiziakų, tarp kitko. Bet Taip. toks, kaip pasakyti, ne visai tai funkcijai, kurią galbūt visi žinom iš afrodiziakų, bet grinai tokiam emociniam atsipalaidavimui, tai būsenai, patiem hormonam labai gerai, tai ir kvapas labai geras, ir poveikis visiškai fantastika. Man tai yra visiškai toks nakties aliejus, nakties afrodiziakas, intensyvus, stiprus. Ir vienas tauriausių ir brangiausių aliejų - rožių, jazminų, apelsino žiedų, neroli. Tai du Ir patys geriausi aliejai čia? Čia. Pas mus. Be abejonės puikiai dovana, tai man net klausimų nekyla.